Susumavus praėjusių 2 laidų balsavimo rezultatus paaiškėjo, kurios 2 iš 4 sodybų patenka į finalinį etapą. Daugiausia balsavusiųjų telefonu, internetu, o taip pat architektų, želdintojų ir pačių sodybų šeimininkų balsų gavo Rūtos Van Kalker sodyba. Antroje vietoje liko Ramutės ir Rimo Ruginių sodyba. Šios 2 šaunios sodybos ir patenka į finalinį etapą. Šioje laidoje 2 labai skirtingos sodybos. Vienos istorija tęsiasi kelis šimtmečius, kita dar tik pretenduoja tapti mūsų istorijos dalimi. Bet abiejų sodybų šeimininkus, o tiksliau jų šeimininkės, vienija ta pati filosofija – atgal į gamtą. Į rytus nuo Vilniaus centro buvęs Pučkorių dvaras minimas 14 amžiaus archyviniuose šaltiniuose. Tuomet jis vadinosi Puškarnios dvaru. Ši vieta dėl gražios gamtos vilniečių visada buvo mėgiama. Iki šių dienų išliko kur kas vėliau statyti Palivarko pastatai. Viename Vilniaus krante buvusio Kumetyno medinis namas, daržinės, virnas ir tvartas. Kitame upės krante šis beveik nepakitęs medinis namas dabar vadinamas Pučkorių dvaro Palivarku. Po ilgų teismų proceso šita teritorija, Pučkorių dvaras, kuris buvo prieš karą nacionalizuotas, buvo grąžintas Liudmilai Patapieniai, kuri yra mano anyta. Pats namas buvo nerekonstruotas, jame gyveno kelios šeimos, nebuvo antro aukšto, nebuvo rūsio, namas buvo praktiškai avarinės būklės, nebuvo vandens, kanalizacijos, labai daugelio dalykų ir taip pat teritorija irgi atrodė visiškai kitaip. Dabartinė sodybos šeimininkė Liudmila Patapienė ir jos martė Aistė ryžosi rekonstruoti senąjį namą, aplink jį sukurti parką. Aistė sako, Anyta puikiai, be galo darbšti moteris. Nepaisant garbingo amžiaus, sodybos atstatymas jai tapo gyvenimo prasme. Aš manau, kad jinai yra labai laiminga, ji gali savimi didžiuotis, yra žmogus pakankamai kuklus. Ir dabar sako, va, nenoriu rodytis, mano ten rankos nešvarios, murzinos. Čia blogai atrodo, bet iš tikrųjų tai nuostabus, iniciatyvus, energingas, kūrybingas žmogus, kuris gali ravėti nuo ryto iki vakaro, nepavargdama, nors jai yra jau virš 70 metų. Tai iš tikrųjų man yra dovana su ja gyventi, su ja būti kartu. Abi tikėjome ir tikime tuo, ką darome, sako Aistė. Sunku patikėti, bet dar prieš 3 metus čia nebuvo jokių augalų, vien statybinių atliekų krūvos. Labai atsiprašome, labai gerbėme landšaftininkus, labai gerbėme architektus, bet gal dėl to, kad norėjome viską padaryti labai greitai, tai dėja mes viską darėm taip gal nelabai taip, kaip reikėtų teisingai pagal landšafto tvarkymo taisyklės, bet viską darome spontaniškai ir savo pačių jėgomis. Teritorija, žinoma, dar nėra iki galo sutvarkyta, mes dar ten kampe norime pastatyti, įrengti tokius kaip svečių namus ir pirtį, ir ten dar laukia tokie dideli apželdinimo darbai. Būti su augalais reiškia stebėti visatos tvarką, įsitikinusi Aistė. Prieš tai pačiame Vilniaus centre gyvenusi moteris čia atrado kitokias vertybės – ramybę, vidinę harmoniją, o svarbiausia – ryšį su gamta. Darbas gamtoje gali būti tam tikra meditacijos forma. Apskritai gamta veikia labai raminančiai. Sakyčiau, kad apskritai galėtų, gal išduosiu paslaptį, bet galėtų turbūt dar atsirasti ir tokia nauja sritis kaip gamtos terapija. Tai yra gydymas gamta. Aistė dėstytoja, restauruotame name jį priima studentus, vyksta konsultacijos. Norintys gali naudotis čia esančią vertingą biblioteką, kurią surinko Amerikoje gyvenantis profesorius Arvydas Žygas. Bibliotekoje gausu antropologinės, psichologinės, filosofinės literatūros. Mano anyta turbūt aišku, pasakytų, kadangi tai yra jos tėvų namas, kad čia yra jos gyvenimas ir jinai turbūt savo gyvenimo be šitos vietos neįsivaizduoja. Aš irgi galėčiau pasakyti, kad taip, tai yra mano namai, tai yra mano gyvenimas, bet aš kartu ir dar noriu pasakyti, kad nesvarbu, kokias sąlygas žmogus patenka, jis gali pradėti kurti tą harmoniją bet kur. Šios sodybos vertintojai architektas Rytis Mikulionis ir Tomas Lapė bei sodybos konkurentė šeimininkė Vilija Bartkevičienė.
Matau labai daug įdėto darbo. Pirmas įspūdis, kad čia plušėjo kelis metus, o gal net ir 10-15 žmonių brigada. Bet kai pakalbėjau su šeimininkė, savininkė šito sklypo, išaiškėjo, kad tik tai 2 moterų darbas per 4 metus. Tai iš tiesų yra įspūdis didelis, didžiulė pagarba moterim, kurios tiek įdėjo triūso, tiek pastangų ir iš tiesų neturėdamos to įsilavinimo sukūrė pakankamai įdomią ir gražią aplinką. Įspūdžiai iš tikrųjų buvo tokie, sakyčiau, smagus pirmieji, bet tuo pačiu ir dviprasmiški. Nes matosi, kad, kaip sakyti, užmanimas ir visa kita lyg tai turi kažkokio labai didelio potencialo, bet dviprasmiški dėl to, kad atsirado tokio vidinio konflikto, ar tikra ar netikra. Tomas Lapė, Vilnietis architektas, kūrybinis kredo mažiau sienų, daugiau šviesos, daugiau šilumos. Buvo tos abejonės, reikėjo pasiaiškinti ir su šeimininkais, kiek čia buvo atstatoma, kiek neatstatoma, kiek atkuriama, kiek sukuriama. Tai tokių lyg tai dviprasmybių buvo. Bet šiaip iš tikrųjų nuotaika, atmosfera yra smagi. Viskas reiškia, rodo didelį triūsą, didelį įdirbį, bet harmonijos trūksta, žiūrint mano subjektyvi nuomonė, tai tiek mažo architektūros, skulptūros, tiek želdiniai. Rytis Mikulionis, Vilnietis architektas, kūrybinis kredo grožis išgelbės pasaulį. Kurti reikia meniškai, funkcionaliai su išliekamąja verte. Idėją sunku vertinti, yra idėja, senas pastatas jis atkurtas, tai kaip ir kokia čia idėja. Tiesiog idėja, kad atkurti yra teisinga. Ar pavyko jiems? Manau, kad pastatas labai gerai atkurtas, sakau, išskyrus stogo dangą, nes yra ryškus naujadaras tokiam daiktui, bitumas uždėtas. Jeigu labai priekabiai žiūrėti, tai galima būtų surasti, manau, kad tokių detalių, kur yra ir galbūt ir rūmų dvaro, galbūt yra ir kaimiškos architektūros, iš tiesų stilistika truputį gal ir šlubuoja. Namas palieka pastatas žymiai geresnis negu aplinka, tarkim, nes matosi, kur prasidėjo sandora, kur baigė profesionalas darbą ir pradėjo šeimininkai. Tai su tuo eksterjeru. Aš negalėčiau, nematęs irgi nepanalizavęs tos istorinių dokumentų, sakyti čia tiksliai ar netiksliai atkurta, bet tiesiog pagal nutylėjimą manau, kad tai yra su atskirom išimtim yra iš tikrųjų vykęs darbas, nežiūrint į stogą, kuris, bet čia kaip irgi sakau, galimybių ir idėjų konfliktas ir galų gale niekada nevėlu jį pakeisti. Tai kiek rašytume už eksterjerą? Manau, 9 galima rašyti. Augalų yra daug, netgi labai daug. Tokios kaip ir trūksta harmonijos galbūt. Man pasirodė, kad iš tiesų harmoninga, tiek kiek yra sukurta iš kultūrinių augalų, kiek supratau atvežtų iš įvairių šalių. Reikia žinoti, aišku, ir savybės, ir tuos derinius, tai aš manau, kad jie tikrai susitvarkė puikiai su ta užduotim. Tas apželdinimas sunku vertinti, nes yra konfliktas tarp istorinio namo ir visiškai, sakykime taip, egzotinio darželio. Balais, nežinau. Jeigu vertinant pagal kiekį augalų, tai turėtų būti aukštas, bet pagal kontekstą su namu, tai manau, 5 kokie. Matosi, kad vystyta spontaniškai, dėta ir turbūt jau jie patys sunkiai žino, kur sustoti. Mano nuomonė turėtų būti nuosekliau, ta teritorija galėtų būti vystyta ir gal reikėjo pasitelkti profesionalus, bent padaryti kažkokį landšafto projektėlį, paskiau vystyti atskiras jo vietas, kad būtų galima pasivaikščioti, pasigrožėti daugiau gamtą. Viskas koncentruotų apie namą ir netgi šitas visas apželdimas konkuruoja su pačiu statiniu. Manau, kad viską, ką žmogus sukuria, visą laiką galima surasti kritikos, paleisti kritikos strėlių. Ko gero, tik tai gamtoje yra viskas tobula ir dėl to aš ir orientuojasi labiau į natūralią gamtą, nes tenais gamta nesuklysta, o žmogus visą laiką gali padaryti klaidų. Čia yra begalė visokių skulptūrų, tokių smulkių elementų, kurie kiekvienas pats savo gal jis yra ir gražus ir visa kita, bet jie yra visi sudėlioti, sakau, žiūrint, stovint vietoj. Ir tiek, kiek rankomis apžvelgiu, jie taip ir sudėlioti. Kai tuo tarpu dvaras, parkas, jie
tos skulptūros viena nuo kitos turėtų išlaikyti pagarbų atstumą, tai galbūt netgi viena kitos nematyti. Tai o plotas yra didžiulis. Tai dėl to ta koncentracija visko vienoje vietoje truputėlį daro maišalinę tokią. Ir kiek už tą mažą architektūrą galim rašyti? Nu, vat už inkiliukus rašau 10, o už kitą 4, tai vidurkis gaunasi 7. Dėl skulptūrų, tai čia skonio dalykas. Nu, už mažą architektūrą gali būti gal ir kai kurie sprendimai tokie pretenzingi, truputį gal ir kičiniai, bet, nu, sakyčiau, bendram derinį, bendram kontekste ir bet jaučiant Aistės šeimininkės šitos sodybos tokį idėjinį vientisumą, tai matyt apsiribočiau 6. Interjeras iš to, ką mes matėm, iš tų atkurtų, ar vadinkim taip, net kurtų, atrestauruotų, atrekonstruotų, iškastų rūsių, manyčiau irgi, kad ten yra, tas, kas svarbiausia, yra atkurta, ko reikia šiai dienai, yra prikurta ir tiesiog tai yra naudojama, viskas gražu, manau, irgi drąsiai 9 galima rašyti. Kadangi didžiąją dalį to interjero sudaro pats rūsys istorinis, o visa kita ten irgi matosi, kad minimaliom lėšom jis įrengtas tam tikrai funkcijai atlikti, tai aš vertinu pakankamai teigiamai. Viduj man tai nekliūna taip kaip išorėje, tarkim, šitas dalykas. Kaip pati esu interjero specialistė, turėčiau pastabų galbūt, gal truputį ir sumažinti reikėtų to viso dekoro ir puošybos kažkokių tai elementų. Stilistinis vientisumas, ar čia išlaikytas ar ne? Ne. Tai atskirai vertinant atskirai darželį ir atskirai namą, ir vienas ir kitas, tas, vadinkim, toks, sakau, japoniškas variantas, jis gal ir vieningas stilistiškai, bet kadangi neišvengiamai sodybą mes turim vertinti kaip kompleksą, tai stilistinio vientisumo nėra. Nėra, gaila, bet nėra. Tai balą kokį suraitysim? 5. Pagal tai, kad tai tikrai ne specialistų su tam tikru išsilavinimu, landšafto išsilavinimu darbas ir iš tiesų įdėtas triusas moterų, kurios viską darė savo rankomis, tai aš tikrai be gailesčio 10 balų galiu padovanoti. Manau, drąsiai už idėją 10 galima rašyti, nes tas noras ne tik įsisavinti, atstatyti, bet ir suteikti šiuolaikinę galbūt funkciją, neuždaryti savo reikmėms, bet pritraukti žmonių kažkokią, kurie galėtų irgi naudotis tom, tai aš manau yra sveikintina. Stilistinio vientisumo ir harmonijos stoka pagrindinės vertintojų pastabos dėl šių dalykų. Idėją statyti seno dvaro palivarką visi vertina aukštais balais. Aistei įteikiame projekto partnerių dovaną žurnalo Namas ir aš metinę prenumeratą. Toliau traukiame į Vilijos Bartkevičienės sodybą, netrukus po reklamos. Nesitikėjau, atvirai pasakius, panašaus kažko pamatyti. Žinau, kad žmonės taip, reiškia, pasiryžta pakeisti savo gyvenimą kardinaliai, bet gyvai to matyti kol kas neteko. Aš negaliu patikėti, kad jau Lietuvoje tai vyksta. Čia atrodo kažkas iš stebuklų srities, iš fantastikos srities. Aš tai pasijutau patekęs į paralelinę civilizaciją kažkokią.